Labas, pradedu savo pirmąjį video apie savo mentorystės kelią. Mentoris dienoraštis. Tai kasgi man tai yra mentorystė? Pirmiausiai, tai mentorystė man yra apie tai, kad aš galėčiau dalintis savo patirtimi. Be kažkokių patarimų, be kritikos, be kažkokių tai lūkesčių sukelimo tau. Man mentorystė tai yra apie tai, kada žmogus, besidalindamas savo patirtimi, jisai veda nematomai kartu. Būna šalia, o tu, stebėdamas tą savo autoritetą, tiesiog eini kartu. Tai man tai yra mentorystė. Nuo ko prasidėjo mano ta mentorystė? Visą laiką galvojau, kad kažką pradėti reikia labai daug visko žinoti. Taip, sutiksiu, reikėjo mokytis, reikėjo stengtis, reikėjo galvoti, reikėjo ieškoti žmonių. Bet žinot, kas didžiausią dalį sudaro visos tos sėkmės, tai yra tai, kad kai tu sutinki savo tinkamus žmonės ir eini kartu su jais, kai jie tave supranta, kai tu juos supranti iš pusės žodžio ir jie tave supranta iš pusės žodžio, tai čia, žinokit, yra sėkmė. Ir Brandvumo konferencijoje būtent aš sutikau tokius žmonės. 150 moterų ir vyrų netgi ten buvo, ne tik moterų, ir vyrų, kurie tapo mano bendruomenė, tapo mano dalimi, tapo žmonėmis, su kuriais aš konsultuojuosi, dalinuosi, kuriuos aš seku socialinėje erdvėje, kurie mane veda. Po truputį aš jums papasakosiu savo istoriją ir galbūt ir tau visai patiks ta istorija. Žiūrėk toliau. Labai trumpai pasistengsiu supakuoti, sudėti ir pasidalinti apie tai, kaip man padėjo šita konferencija išjudėti, susijimti, tapti tuo, ko esu, tapti drąsiai, turėti bendruomenę, turėti drąsos apskritai eiti į eterį ir kalbėti apie tai. Žinok, palaikymas tai yra bomba. Palaikymas tai yra pagrindinis variklis, tai yra maistas kiekvienam mažam versliukui, solo verslininkui, tas, kuris nori išjudėti, išsipakuoti, išsilukštenti. Tai yra vieta, kur galite jūs augti, skleistis, jausti tą tokį artumą ir palaikymą. Tai yra pagrindinis dalykas, kada solo verslai kyla, auga, nori žydėti, nori būti matomi. Ten yra pradžia.